Tas, kas įvyko Venezueloje, tai realiai buvo jau senai galima prognozuoti. Aš dar praėjusiu metų pradžioje ir praėjusiu metų pabaigoje, aš apie tai jau daug kalbėjau, netgi keletą ir publikacijų irgi buvau parengęs. Tai esmė labai paprastas dalykas. Na, kaip aš sakiau, atėjus Trumpui 24 metais sausio mėnesį tapus prezidentu, jis labai aiškiai pasakė poziciją, kad šitam pusrutulį aš šeimininkas esu. Jeigu ten Kinija vienam pusrutulį, Rusija kitam pusrutulį, Europa yra ištežus ir praktiškai nesugeba sutvarkyti pati Europa kaip su savim, o be kito ko tai beveik yra apie 460 milijonų gyventojų, nes kadangi Anglija įstojo iš Europos Sąjungos, tai buvo akivaizdžiai matoma, kad Trumpo yra pagrindinis dalykas. Tai yra ne migracijai, tai yra meksikonai ir visi kiti turi grįžti atgal, tai yra turėti energetinius ir gamtinius išteklius, kas užtikrintų Amerikos ekonomikos stabilumą, na ir aišku jų pramonę. Tai žiūrėkite, energetinį dalį išteklių jau užsitikrino iš Ukrainos, kai nusipirko dalį Ukrainos arba Zelenskis paaukojo, kaip pasakau, Ukrainai dėl iškasenų sutarčių ir panašiai, tada jam reikėjo arti savęs turėti naftos telkinius, gamtos išteklius ir panašiai. Nu, tai yra Venezuela, Kolumbija, Meksika, tai yra tos valstybės arba Lotynų valstybės, kurios realiai atitinka šitos dalykus. Ir kitas yra dalykas, nepamirškite, kad Amerika visą laiką vykdo kolonizacijos modelį. Tai grįžkime į Meksikos karą, kai buvo tarp Amerikos ir pažiūrėkime tiek Teksasas, tiek Florida, kuris priklausė savo laiku Meksikai, jisai step by step, žingsnis po žingsnio atiteko Amerikai. Tai arba ten nupirkta buvo ir panašiai, kaip ir su Aliaska, ne, jeigu kaip buvo padaryta. Tai aš manau, kad čia analogiškas yra niuansas, tik tiek čia yra dvi medalio pusės. Ar Lietuva gali jaustis saugi, ar iš tikrųjų teisingas sprendimas. Na, teisiškai tai sprendimas nėra jokiais pagrįstas, kai tu atvažiuoji kitos valstybės prezidentą įsiveži pas savęs, tai ir tu jį ten dabar nuteisinėjai, nes tu žinai, kad jo negali įsitraukti. Kitas yra dalykas, ar rytų kaimynas ir Kinijos kaimynas negalės to paties padaryti. Trumpas tą labai gerai puikiai žinojo, kad Europa nieko nedarys, nes Europa neįgali yra. O kitas yra dalykas, jis puikiai žinojo, kad Kinija ir Rusija yra per toli. Jis aiškiai pasakė, kad opozicijos atstovo jokio neskirs, nes nenori jokio pilietinio karo ir nenori ten daugiau vargti. Jisai pasirenka toliau buvusio prezidento patikėtinę viceprezidentę, tęsti savo darbus ir akivaizdžiai pasako, kad mes dabar turėsime galios centrą ir mes įtaką turėsim. Ir kas įdomiausia, skirtingai negu kad Ukrainai, jisai nereikalauja tenais pirmalaikių rinkimų ir neprašo, kad jie įvyktų ir sako, dabar gali dirbti, o jau kai padirbs susirgyti. Tai reikia toliau žiūrėti, ką jisai kalba apie Grenlandiją, tai kalba apie Kubą, kalba apie Meksiką, kalba apie Kolumbiją. Tai iš esmės tai yra, manau, verta diskutuoti tą temą ir Lietuva arba Europa neturėtų būti kažkur tai nuošaly. Nes, kaip ir dar kartą sakau, mes turime kaiminę šalis, kurios irgi gali tą dalyką pareikalauti ir bijau, kad artimiausiamis dienomis, artimiausiamis savaitėmis mes išgirsime, ar tai bus iš rytų, ar tai bus, sakau, dar kartą iš Azijos kokios šalies čia. Ir trečias yra dalykas, apie ką nekalba mūsų apžvalgininkai politologai, tai yra Izraelis. Tai vis dėlto visi pamirštam, kad Izraelis lygiai taip pat okupavo Gazos ruožą ir kiekvienais metais vis žingsnis po žingsnis vis didesnė teritorija užimdavo. Ir spalio mėnesį įvykė mūšis arba spalio mėnesį Hamas išpuolis prieš Izraelį. Ką tai lėmė, kad Izraelis panaudodamas karinę intervenciją veržėsi būtent į Palestinos ir Gazos teritoriją. Ir prisiminkite Trumpo pasakymą, kad labai norėčiau, kad visa teritorija priklausytų Izraeliui ir mes turėsime labai gražų beach, jisai ten įsireiškęs buvo, kad paplūdimys bus labai geras. Tai Riviera. Tai va čia irgi vienas niuansas ir kitas yra dalykas, prasidėjo Izraelio kariniai veiksmai Irane ir Irane šiuo metu. Irake irgi, aš manau, prasidės artimiausiu metu. Bet čia yra, mes nepamirškime vieną dalyką, kad turime Turkijos Erdoganą prezidentą, kuris, jeigu pastebėjote, 3 savaitė tyli ir nekomentuoja, ir tai yra musulmoniško pasaulio valstybė, ko manau, kad nėra patenkinta vykstančiais procesais, juolab, kad Turkija ir Amerika buvo tie partneriai, kas liečia gynybą.